Atsigulkime ir pasižiūrėkime į plaukiančius debesis. Sutinku, nes aplink visi tik laksto, zuja, lekia, net akise mirga. Man šitie 3 debesis panašus į lėktuvą, namą ir paukštį. Tikrai, o ne 3 į vėžlį, žmogų ir puodelį kavos. Kaip sako suaugusieji, tu turi lakią vaizduotę. Žiūrėk, dar 3. Žuvis, kėdė ir stalas. Tik šiek tiek keista, kad visi šie daiktai juda vienodu greičiu. Nepamiršk, kad tai ne tikri daiktai, o debesys. O juda jie vienodu greičiu dėl to, kad debesis neša vėjas. O jei būtų tikri? Jei būtų tikri, kai kurie net iš viso nejudėtų ir juos vadintume nejudančiais. Tai turbūt būtų kėdė, namas, puodelis ir stalas. Taip, o kitus vadinsime judančiais. Tai gyvi organizmai ar mechanizmai, kurie iš vienos vietos nukeliauja į kitą ir taip įveikia tam tikrą kelią. Supratau, o kokiu greičiu jie juda? Judantys daiktai dažniausiai juda skirtingu greičiu. Pažiūrėk. Štai 160 km kelias Šiauliai-Klaipėda. Kad geriau suprastum, įsivaizduokime, kad turime 3 vienodus gana tiesius kelius, kuriuos įveiks lėktuvas, automobilis ir paukštis. Tas, kas judėjo greičiausiai, užtruko trumpiausiai. Tiksliai pastebėjai. Lėktuvas greičiausiai įveikia nustatytą tiesią kelio atkarpą Šiauliai-Klaipėda, nes turi galingus variklius. O kas ta atkarpa? Atkarpa – tai tiesi linija tarp 2 taškų, pradžios ir pabaigos. Atkarpos būna skirtingo ilgio ir gali visaip išsidėstyti. O lėktuvas, automobilis ir paukštis įveikia tokias pačias kelio atkarpas? Taip. Šios atkarpos yra vienodo ilgio. Turbūt norėdamas įveikti tokį ilgą kelią pėsčiomis, žmogus sugaištų dar daugiau laiko negu paukštis. Žinoma, o laiką ir jėgas žmogus visada nori taupyti. Didesniems atstumams įveikti jis naudojasi įvairiomis transporto priemonėmis, nuo namų iki mokyklos. Galima eiti pėsčiomis, važiuoti viešuoju transportu ar automobiliu su tėvais. Nuo Kauno iki Vilniaus. Reikėtų važiuoti traukiniu, autobusu arba automobiliu. Puiku. Jau supratau. O gal dar žinai, kuris sausumos gyvūnas, vandens gyvūnas ir paukštis yra greičiausi? Žinau, puldamas grobį, sakalas keleivis skrisdamas žemyn pasiekia apie 300 km/h greitį. Gepardas, vydamasis grobį, trumpam įsibėgėja net 100 km/h greičiu. Buriažuvė smulkesnių žuvų būrius puola apie 110 km/h greičiu. Oho, kokie greiti! Puiku!